Ar jūs kada pagalvojate, kad dabartinėje visuomenėje visi bijome nepritapti ar būti atstumti? Šis baimės jausmas mus verčia valandas skrolti, stebėti kitų, regis, idealiai nušlifuotus gyvenimus. Mes nuolatos lyginame savo kasdienybę su kitų žmonių įspūdingiausiais momentais, patiriame spaudimą atrodyti sėkmingi, o mūsų tikrasis, paprastas gyvenimas lieka nematomas. Tačiau prieš 300 mečius dar 18 amžiaus Prūsijos kaime vienas žmogus aprašė paprastų žmonių kasdienybę taip tiksliai, be jokių pagražinimų, kad jo tekstai tapo gyvu ir nesenstačiu visos visuomenės veidrodžiu. Šiandien kviečiame susipažinti su Kristijonu Donelaičiu ir jo šedevrų metai. Skirtingai nei jo laikmečio poetai, kurie rašė apie didingus karalius, dievus ir herojiškus mūšius, Donelaitis nukreipė savo žvilgsnį į paprastą, prakaituotą žmogų, į baudžiauninką. Jis rašė apie kasdienį gyvenimą, sunkų prakaitą, vogtas malkas, girtavimus per derliaus šventes ir visus smulkius žmonių džiaugsmus bei silpnybės. Jis parodė, kad net ir paprasčiausias žmogaus gyvenimas yra vertas didingos epinės poemos. Jo šedevras, epinė poema Metai, tik kasdieninės visuomenės veidrodis, kuriame atsispindi paprasto mažosios Lietuvos valstiečio gyvenimas nuo pavasario darbų iki žiemos poilsio. Tokiam nuostabiam kūriniui sukurti didelę įtaką darė to meto aplinkybės, kurios ne tik Donelaičio, bet ir visų lietuvininkų gyvenimą apvertė aukštyn kojomis. Donelaičio metai aprašyti apšvietos amžiaus laikotarpiu, todėl atsispindi to meto Vokietijos ir Europos literatūrinės tendencijas. Buvo madinga imituoti senovės graikų ir romėnų stilistiką, o Donelaitis savo poemą parašė senovės poezijos metru, hegzametru. Poemoje stipriai matyti pietistinės liuteronybės idealai. Pietizmas, kaip religinė srovė, akcentavo asmeninį pamaldumą, paprastumą, kuklumą, darbštumą ir moralę. Būtent šios vertybės tapo pagrindiniu Donelaičio kūrybos ramsčiu. Donelaičio laikais egzistavo mažoji Prūsija ir didžioji ATR Lietuva. 18 amžiaus pradžia siejama su kosmopolitizmo pradžia, lėmusi prancūzų, vokiečių ir šveicarų atsikėlimą į mažąją Lietuvą. Dėl šios migracijos prasidėjo germanizacija. Sistemingai buvo kalbama apie vokiečių mokslo, meno ir santvarkos pranašumus. Metuose apgailestaujama, kad lietuviai pamiršta savo papročius, mėgdžioja kitataučius, o anie dar ir šaiposi iš lietuvio. Tai buvo didelis egzistencinis pavojus. Tautinės asimiliacijos grėsmė. Kitataučių žvilgsnis į lietuvius, nuolatinis būrų žeminimas ir pasityčiojimas nuolatos yra jaučiamas poemoje. Be to, apšvietos amžiaus pradžioje siautė didelis maras. Maro epidemijos niokoja žmonių gyvenimą, kėlė siaubą ir nusinešė daug gyvybių, ypač valstiečių bendruomenėse. Mažąją Lietuvą nusiaubus marui, ištuštėjusiuose kaimuose, greta lietuvių apsigyveno atkeliavę svetimšaliai. Ši aplinkybė dar labiau ardė tradicinį uždarą lietuvių gyvenimo būdą ir kėlė naują pavojų lietuviškai tapatybei. Kristijonas Donelaitis gimė 1714 metais sausio 1 dieną Lazdynėliuose Prūsijos karalystėje. Jis buvo evangelikų liuteronų kunigas ir laikomas lietuvių grožinės literatūros pradininku. Kilęs iš laisvųjų valstiečių šeimos, anksti neteko tėvo, todėl jo jaunystės metai buvo sunkus ir reikalavo didelių asmeninių pastangų įgyti išsilavinimą. Apie 1731 metus jis įstojo į Karaliaučiaus katedros mokyklą, o vėliau 1736–1740 metais studijavo teologiją Karaliaučiaus universitete. Ten jis susipažino su švietimo ir pamaldumo kryptimis, ypač su minėtoju pietizmu. Pietizmas – religinio atsinaujinimo judėjimas evangelikų liuteronų bažnyčioje. Tikslas – atgaivinti tikėjimą didesniu asmeniniu vidiniu pamaldumu, giliu religiniu išgyvenimu, pabrėžė visuotinio tikinčiųjų atsivertimo mistinio susijungimo su Jėzumi Kristumi svarbą. Baigęs studijas, Donelaitis tarnavo Stalupėnuose.
o nuo 1743 metų spalio 21 dienos iki pat savo mirties 1780 metų vasario 18 dienos dirbo Tolminkiemio parapijos klebonu. Klebonavimo metai Donelaičiui reiškia ne tik religinės pareigas, pamaldų sakymų lietuvių ir vokiečių kalbomis, bet ir aktyvią bendruomenės veiklą. Jis faktiškai buvo bendruomenės statybininkas ir ūkininkas. Jo iniciatyva Tolminkiemio parapijoje pastatyta nauja mūrinė bažnyčia, mokykla, rekonstruota klebonija ir pasirūpinta našlių namais. Jis pasižymėjo kaip sąžiningas, darbštus, skaidrios moralės žmogus, kuris aktyviai gynė lietuvišką kalbą ir kultūrą savo parapijoje, skatino valstiečius dirbti, siekti savarankiškumo ir orumo. Jis ne tik rašė, bet ir buvo talentingas giedorius, grojo fortepijonu, domėjosi mechanika ir sodininkystė. Donelaičio pagrindinis literatūrinis pasiekimas yra didaktinė epinė poema Metai, kurioje vaizduojama rytų Prūsijos lietuvių valstiečių kasdienybė. Jis kėlė idėją apie žmonių prigimtinę lygybę, darbą kaip didžiausią vertybę, bei tautinę savimonę tuo metu, kai lietuviai patyrė socialinį nuosmukį. Prieš sukurdamas savo didįjį epą, Kristijonas Donelaitis parašė pirmasis originalias pasakėčias lietuvių kalba, eiliuotas hegzametru, kaip antai lapės ir gandro česnis, rudinkis jo markininks, vilks provininks. Tai buvo tiesioginis būdas moralizuoti ir atskleisti ydas. Viena ryškiausių yra pasaka apie šūdvabalį. Joje kirminai, dar čia darydami žiedus, kviečia šūdvabalį į svodbą, išeiti iš smarvės ir tapti labiau civilizuotu. Tačiau šūdvabalis pasididžiuodamas atkirta kirminams, vadindamas juos iškadininkais ir vagimis, nes jie niokoja žmonių daržus. Nors jis ir gyvena mišle, jaučiasi moraliai pranašesnis, nes bent jau nedaro žalos kitiems. Morališkas klausimas čia keliamas tiesiogiai žmogui. Tu netikė žmogau, kaip ta pasaka rodos, kad kaip šūdvabalis ir tu tik smarvėje lindai, ir neviežlibai vis ant šelmystės dūmoji, ir nesigėda, kad sviet save višūdę užspėja. Šūdvabalis tampa tinginystės, amoralumo ir netvarkos simboliu, o pasakėčia pašepia tuos, kurie, nors ir žino teisingą kelią, sąmoningai renkasi blogą būdą ir džiaugiasi savo ydomis. Šis kūrinys atspindi pagrindinę Donelaičio idėją. Darbas ir dorybė yra aukščiau už materialinę ar socialinę padėtį. Kristijono Donelaičio Metai yra epinė poema, priklausanti epiko žanrui. Ši eiliuota poema yra parašyta hegzametru. Tai senovės graikų ir romėnų poezijos metras, kurį Donelaitis naudoja. Jis pasižymi tuo, kad kiekvieną eilutę galima suskaidyti 6 ritmingomis dalimis. Tai suteikia kūriniui didingumo ir monumentalumo, kas buvo nebūdinga tuo metu paprastam kaimo gyvenimo aprašymui. Pavyzdžiui, puikiai žinomas posmas. Jau saulelė vėl atkopdama budinos vietą ir žiemos šaltos trūsus pargraudama juokės. Ši metinė struktūra pabrėžia temų svarbą ir suteikia Donelaičio kalbai didingą pamokantį skambesį. Epinė poema Metai yra suskirstyta į 4 dalis pagal 4 metų laikus. Pavasario linksmybės, vasaros darbai, rudens gėrybės ir žiemos rūpesčiai. Ši struktūra yra ciklinė. Jis simbolizuoja amžinai gamtos ir žmogaus gyvenimo ciklą. Kiekviena dalis, išskyrus vasaros darbus, pradedama detaliais gamtos vaizdais. Gamta čia tampa sektinu pavyzdžiu žmogui, o jos tvarka Dievo nustatyta norma. Pavasaris – gamtos pabudimo, garsų, linksmybių, spalvų ir atgimimo metas, kviečiantis žmogų imtis darbų. Vasara – sunkiausia darbo metas, kuomet svarbiausia yra nepailsti. Ruduo – liūdnesnis, bet sutęsęs metas, kai galima pasidžiaugti vasaros darbų vaisiais, kelti vestuves ir pailsėti. Žiema – poilsio, apmąstymų, pasiruošimo pavasario darbams metas. Poemoje atskleidžiama žemdirbių kultūrai būdinga pasaulėjauta. Žmogus suvokiamas kaip visos kūrinijos dalis, todėl jam nevalia pažeisti gamtos tvarkos
ar išsiskirti iš bendruomenės. Būras turi gyventi gamtos ritmu, kukliai, nuolatos dirbdamas. Tie, kurie nusižengia šiai tvarkai, praranda dorybės ir, anot Donelaičio, apanka moraliai. Pirmoji kūrinio dalis – pavasario linksmybės. Nuo 1 iki 201 eilutės vyksta gyvūnijos šventė. Kūrinys pradedamas pavasario gamtovaizdžiu, gamtai suteikti žmogaus arba gyvūnų bruožai, randamas pirmasis socialinis ženklas – musės, uodai, blusos. Paukščiai džiaugiasi pavasariu, garbina Dievą, gandrų pora remontuoja savo namus, įvyksta lakštingalos epizodas, įvyksta paukščių sueiga, jį paryškina kontrastą tarp kuklių paukščių ir nepasotinimo žmogaus. Nuo 202 iki 244 eilutės yra aprašomas apsirijėlis ponas. Tai yra grotestiška scena, yra vaizduojamas persivalęs ir persigeręs ponas. Šis ponas tai pirmasis žmogus metuose. Nuo 245 iki 293 eilutės yra aprašoma scena, kur Lauras išniekino išprotėjusių Milkų. Lauras kritiškai atsiliepė apie ponus, jam parūpo Kasparo tarnas Milkus, nes Milkus augęs neturtingo Basijo šeimoje, o dabar jis vorus laiko prastesnis už kiaulių jovalą. Nuo 294 iki 417 eilutės yra aprašoma scena, kur Pričkus prabyla apie prigimtinę lygybę, pirmosius žmonės, artėjančius darbus. Pričkus samprotauja, kad ir ponų ir burų vaikai vaikystėje buvo neprotingi, jie vienodai ir žaidžia. Plėtojama paukščių ir žmonių paralelė, praeis nemažą laiko, kol vieni ir kiti užaugs, bet paskui menkai už vargą tėvams dėkos. Samprotavimas apie žmogų. Žmogus augdamas tėvams atneša daug rūpesčių, gauna išminties, pradeda dirbti ir vargti. Toks gyvenimas skirtas Dievo, nes Adomas ir Ieva padarė nuodėmę. Reikia vykdyti Dievo valią. Vėliau Pričkus kalba apie būsimus pūrų darbus. Reikės daug dirbti, kad sulauktum derliaus. Šaltyšius ragina skubintis, ruoštis į darbus. Nuo 418 iki 454 eilutės yra aprašomas sunkus monologas. Jis yra nenaudalis būras, nes atėjus pavasariui tingi dirbti, jam svarbiausia pamiegoti, o jei dirbti, tai neskubant. Jis patikė ne vieną pavyzdį, kodėl reikia neskubėti. Nuo 455 iki 552 eilutės yra aprašoma scena, kur Pričkus aiškina apie darbą, tinginystę ir kitus dalykus. Pričkus bara slunkių dėl tinginystės, sako, kad daro gėdą lietuvininkams, kalba apie burus ir jaučius, kurie yra sužmoginami, jaučiai sunkiai dirba, juos reikia užjausti. Toliau Pričkus kalba apie maistą, mėsą, svarbiausia būriško maisto atsargų dalis. Bet reikia rūpintis ir kitų maisto, javais. Pavasarį reikia pasėti tiek javų, kad užtektų visiems metams. Nuo 553 iki 566 eilutės yra aprašoma scena, kur Blėkius skundėsi dėl pasibaigiančio maisto atsargų. Į Pričkaus pamokymus įsiterpia ir Blėkius, mėsos mėgėjas, kuris teigia, jog žiemai baigiantis ištuštėjo visas maisto atsargos ir jam labiausiai trūksta mėsiškų valgių. Nuo 567 iki 598 eilutės yra aprašoma scena, kur Pričkus bara Blėkių, moko burus žemdirbystės. Pričkus kalba emocingai, sako, kad maistą reikia taupyti ir ruošti ne tik mėsiškus patiekalus, bet ragina sėti ir miežius, pupas, grikius, avižas, jas kalsina duoną. Nuo 599 iki 610 eilutės yra aprašoma scena, kur pasakotojas pritarė moterų norui sėti daug linų. Pasakotojui patinka audėjos, virpėjos. Šiame epizode žavimasi lietuvių liaudies amatų audiniais, pirmą kartą paminėta kolonistai. Nuo 611 iki 627 eilutės yra aprašoma scena, kur Pričkus peikia tinginės virpėjas. Pričkus matęs, kad susirinko susvirpti moterys nesigėdi daug plepėti, moterys lėtai dirba, tai pasibaigia žiema, o lieka daug neišaustų audinių. Nuo 628 iki 660 eilutės yra aprašoma scena, kur pasakotojas pagiria audėjas, ragina juos atlikti darbus daržuose. Darbščioms moterys skiriamas pagiriamasis žodis. Pasakotojas ragina moterys sėti kopūstus, morkas, ropes, bulves. Moterys pavadinamas jūsų mylysta, joms linkiama linksmai baigti pavasario darbus. Trečioji kūrinio dalis – rudenio gėrybės. Nuo 1 iki 68 eilutės yra aprašomas rudens gamtovaizdis, pradedamas saulės vaizdu, nebeminimas Dievas,
Vaizdas personifikuotas, saulelė, vėjai, žemė, prisimenamas pavasaris, vasara. Nuo 69 iki 81 eilutės yra aprašoma scena, kur moteris gamina valgį, maisto jau yra ir būrės ruošiasi gaminti valgį. Nuo 82 iki 256 eilutės yra aprašoma Krizo dukters vestuvės, kai Veslis prašo visus ateiti į Krizo dukters vestuvės, kur išteka į taukius. 8 dieną prasideda vestuvės, pristatoma, kai būriai pasipuošia eina į vestuvės, būrės pasidabina lietuviškai, Krizas visus pasveikina, pravažiuoja jaunieji, vaišių labai daug ir jos įvairios, vyrai moteris maišinasi, svečiai dainuoja, bet piktinamasi jų dainomis, kurios primena šviegimą, šokama, pasirodo nekviesti svečiai, slunkius ir pelėda, kurie mušami ir išvaromi laukan. Nuo 257 iki 266 eilutės yra aprašoma pasakotojo nuomonė apie ponus. Pasakotojas ragina nesistebėti tokių būrų elgesio, nes ir ponai prisiryja elgesi negražiai. Nuo 267 iki 324 eilutės yra aprašoma scena, kur Priškus pasakoja apie ponų vaišes. Priškus pasakoja apie tai, ką matęs ponų dvaruose. Šitame epizode jis apsilankęs virtuvėje, matęs kaip ir ką gamina virėjai, stebi, kaip valgo ponai ir kad jie nesimeldžia. Nuo 325 iki 338 eilutės yra aprašoma scena, kur Selmas pasmerkia ponus jų tarnus dėl bedevystės. Selmas sako, jo ponai gyvena nedorai, lošia kortomis, juos apakina komedijos. O tarnai kiek šauja. 338 eilutėje ilgimasi praėjusių kultūringų laikų. Nuo 339 iki 353 eilutės yra aprašoma scena, kur vyrai ruošia maisto atsargas. Ruošiamas maisto atsargos žiemai ir Blėberio tarnas pasako, kad po sunkių darbų būrai nusipelno pailsėti atsigauti. Nuo 354 iki 392 eilutės yra aprašoma pasakotojo patarimas dėl būrų poilsio pasilinksminimo. Pasakotojas pamini, kiek vargų teko patirti būrui, kalbama, kad visą lemia Dievas ir gerybės dovanoja ir liepia valgyti. Nuo 393 iki 437 eilutės yra aprašoma scena, kur Lauras moko taupyti maistą. Lauras sako, kad reikia maistą taupyti, ypač saikingai vartoti mėsiškus valgius. Patikė pavyzdį apie dočį, kuris smaguriaudamas nuskurdo. Kalba apie daržovės, kurios padės taupyti skanėstus. Nuo 438 iki 484 eilutės yra aprašoma scena, kur Bužas įrodinėja luomų prigimtį. Apie tai jau kalbėjo Pričkus pavasario linksmybėse ir Lauras vasaros darbuose. Pasak Bužo, visi gimsta nuogi ir kvaili lygus. Nors yra ryškūs luominiai skirtumai, bet negalima maištauti, nes tokią tvarką nustatė Dievas. Nuo 485 iki 531 eilutės yra aprašomas Pričkaus išsipasakojimas. Jis kalba nuoširdžiai, atsiveria, jis skundžiasi, kad jam sunku gyventi, nėra vietos, nes niekina ir ponai, ir būrai, net jie vaikų palaikiai. Jis prisimena jaunystę, kai buvo gerbiamas ir jis save lygina su savo arkleliu. Nuo 532 iki 650 eilutės yra aprašoma Enskio paguodžiamasis žodis Priškui, slunkiaus ir pelėdos trobos. Enskys, energingas, veiklus, gudrus būras, neleidžia Pričkui nusiminti, ištraukęs rodo savo peilį, kurio ašmenys primena giltinės kumpą dalgį. Pradeda mokyti pašnekovus, kaip ir kuriam tikslui reikia vogti medžius, reikia vogti, kad sumokėtų ponams mokesčius. Vėliau pasakome apie slunkiaus ir pelėdos apgrūvusias netvarkingas trobas. Pelėda nori mušti Enskį už pabarimą, bet šį išgelbsti Selmas. Nuo 651 iki 694 eilutės yra aprašoma scena, kur Dočys kulia žirnius. Dočys prieš tai vestuvėse nusigėręs ir išneštas laukan, su kulikais ima kulti žirnius. Jis dirba taip nedorai, kad apgriovė daug butų, išguldė daug gėrių kalnų. Žmonės jį skundė, bet nesulaukė pagalbos. Dočys ir jo žmona geria ir dar į smuklę vaikus veda. Nuo 695 iki 746 eilutės yra aprašoma Dočio sukeltas muštynės Krikštynose pas Plaučiūną.
Dočys yra Mušeika Pikčiurna girtuoklis, jis sukėlė girtų būrų muštynės ir pats labiausiai nukentėjo. Nuo 747 iki 772 eilutės yra aprašomas primušto Dočio gydymas. Ir Pimi, Dočio pati ir daugybė kitų būrių gydo Dočį, o šis šoka ir iš padalo ir pradeda trankytis. Nuo 773 iki 888 eilutės yra aprašoma sala, kur Selmas giria praeitį ir peikia nuodėmingą dabartį. Selmas ilgisi praėjusių laikų, kai būrai dar nemokėjo vokiškai, neavėjo batais ir klumpėmis, nors neturėjo mokyklų, bet Dievą labiau mylėjo. Dabar plinta vokiečių kalba, prancūziškos manieros, visi bėga į smuklę. Yra žadinamas tautinis orumas, Selmas ima kalbėti biblinėmis frazėmis apie artėjančią pasaulio pabaigą. Nuo 889 iki 912 eilutės vyksta vestuvių pabaiga, Selmas ragina skirstytis ir ruošti žiemai. Artinasi adventas, kalėdos. Antroji kūrinio dalis – vasaros darbai. Nuo 1 iki 11 eilutės yra aprašomas Priškaus sveikinimas sulaukus vasaros. Šaltyšius sveikina lietuvis baudžiauninkus sulaukus vasaros, būrai kviečiami į baudžiamą. Nuo 12 iki 45 eilutės yra aprašoma pasakotoja kalba apie būrų darbą kaip sveikatos šaltinį ir liguistus ponus. Yra pratęsiamas Priškaus linkėjimas, kad būras būtų sveikas ir stiprus, nes sveikas kūnas yra brangi Dievo dovana. Prastai valdantis ir paklusniai dirbantis būrai yra sveikesni negu tie, kurie išpūstų pilvu bei šykštus. O ponai yra ligoti, nes jie šaiposi iš būrų darbų. Nuo 46 iki 95 eilutės yra aprašomos Lauro mintys apie bėgantį laiką ir žmogaus gyvenimą. Lauras ant kompos lazdos pasirėmęs sako, kad žmogaus gyvenimas trumpas, prisimenama Biblija, Dovydo psalmė, kur teigiamas, kad kožnas vien žmogus užgimdams pumpurui lygus, žmogus kaip ir žolė greitai nuvysta, taigi žmogus lyginamas su augalu. Bet būras tarsi paguodžiamas, kad per išgyvenimo pabaigą jie vis dar spėja užauginti vaisius. Nuo 96 iki 113 eilutės yra aprašomas keikūnas vagmistras, vaizdas yra hiperbolizuojamas, šis keikimasis yra vaizdinė dalis Selmo moralui apie keikimosi nuodėmę. Nuo 114 iki 135 eilutės yra aprašoma scena, kur Selmas pasipiktina bedieviais keikūnais. Selmas yra lyg idealizuotas personažas, jis viešlibasis būras, jis priekaištauja būrams dėl bedieviško keikimusi, nuo ryto iki vakaro net prie stalo. Kad ponai keikiasi, tai nėra ko stebėtis, bet kad burpalaikai kiekvieną dieną pradeda su velniu, tai jau baisybė. Nuo 136 iki 241 eilutės yra aprašomas pasakojimas apie mėšlavežį ir mirusį širdingąjį poną. Pasakotojas vaizduoja, kai būrai rūpestingai pasirengę, taikini šoka į baudžiavą, mėžti pono tvartų. Kodėl jie skuba? Ogi prisimenamas pernai miris gerasis ponas, kurio verkia kiekvienas, nes jis mylėjo būrus, juos gerbė, užstodavo kaip tėvas, barti mokėjo tik vokiškai, o girdavo lietuviškai. Yra hiperbolizuojamas kolektyvinis būrų verksmas. Nuo 242 iki 265 eilutės yra aprašoma scena, kur Priškus sudraudžia verkiančius būrus ir paragina mėžti mėšlą. Priškus bara būrus dėl tokio neprotingo raudojimo, kalba apie save, kaip jis išgyveno pono mirtį. Nuo 266 iki 292 eilutės yra aprašoma Priškaus nuomonė apie mėšlą ir ponus. Ponas niekina būrų darbus, ponai pražūtų, jei būrai nedirbtų, o dabar dėl visokių kvapų baidosi poniška užklumpusi nosis. Nuo 293 iki 313 eilutės yra aprašomas pasakotojo įspėjimas Priškui. Ponai sužinoję, kaip kalba Priškus, gali jį pakarti. Nuo 314 iki 433 eilutės yra aprašoma dosningojo Kirizo monologas apie save. Kirizas yra geras ir dosnus, jis pasakoja apie savo gyvenimą, kiek teko vargti, kad būdamas būras prasigyveno. Jis kalba apie praėjusius laikus, kaip samdiniai tarnavo už nedidelę algą, o dabar lietuvinkai susimaišė su vokiečiais neteko padorumo. Samdiniai peikė lietuviškus drabužius ir valgius, reikalauja mėsos, šeimyna daug ko nepatenkinta. Samdiniai pasislėpė juokiasi, o jei pabarsi, puola keiktis, netgi muštis. Nuo 434 iki 448 eilutės yra aprašomas šienapjūtės vaizdas.
Apie šienapjūtę kalba pasakotojas, minimas barokiškas giltinės įvaizdis, vaizdas dinamiškas, nieko nenuošienautas Plaučiūno sklypas. Nuo 449 iki 472 eilutės yra aprašoma apie Plaučiūno šienapjūtę. Plaučiūnas yra didelis girtuoklis, jis visus darbus atlieka paskutinis. Pasakojimas nutikimas, kai pernai prisivaišinęs talkoje, būras prapuldė galastuvą su dalgiu, keliavo jo pirkti į karaliaučių. Nuo 473 iki 529 eilutės vyksta Plaučiūno rugiapjūtės pabaigtuvės. Pasakotojas dalyvauja pokalbiuose, kartu stebi, kas vyksta laukose ir Plaučiūno troboje. Dialogas su Kasparo tarnu, varančiu iš Plaučiūno rugių 12 savo pono paršų. Kitas dialogas tarp pasakotojo ir paikžančio, mokytojo Blėberio tarno. Kalbame apie ponų kvailumą. Plaučiūno samdiniai parneša baigę rugiapjūtę šeimininkui Plonį, šiaudinį pabaigtuvių vainiką. Kyla vaidas, Plaučiūnas jį nutildo, duoda kiekvienam po gabalą lašinių, surengia vaišes. Nuo 530 iki 542 eilutės yra aprašomas Selmo nepasitenkinimas senameldystės liekanomis ir kolonistų bei lietuvių girtavimo, laistymas ir kėrimo per rugiapjūtės pabaigtuvės. Selmas sieja su stabmeldyste ir kolonistų įtaka. Lietuviai nesigėdi gerti, kad stebisi net kvailoki vokiečiai. Nuo 543 iki 638 eilutės yra aprašoma scena, kur bevardis Pakamoris skubina vyrus ir moteris baigti vasaros darbus. Pakamorė tarsi atlieka seniūno Priškaus pareigas, kalba kaip būras, reikia skubėti suvalyti vasarojų, nes artinasi dargana, laukai jau baltuoja, pupos pernokusios, žirniai pradeda byrėti iš anksčių. Būrai to nenori klausyti. Yra prisimenimi seni laikai, kai lietuvės vokiškai nesirengė ir vokiškai kalbėti nemokėjo. Nuo 639 iki 648 eilutės yra aprašoma scena, kur Jakė atsikerta vyrams. Jakė nesileidžia gėdinama, jis sako, kad tegul vyrai rūpinasi savo darbais, o ne linais. Jau ateina Mikolinės, o vasarojus dar nevalytas, vėjas blaško kanapės. Nuo 649 iki 714 eilutės yra aprašoma scena, kur vagmistras įspėja būrus užsimokėti mokesčius. Atvyksta 3, kaip sako pasakotojas, baisingi svečiai - vagmistras, Šlapjurgis ir Pakamorė Pakaliūnas. Vagmistras sako rustoką kalbą, duoda nurodymus būrams, reikės mokėti ponams, bažnyčiai, mokykloms, vagmistrui ir nepamiršti jo pakviesti į būriškas vaišes. Ketvirtoji kūrinio dalis - žiemos rūpesčiai. Nuo 1 iki 71 eilutės yra aprašomas žiemos gamtovaizdis. Laikas naujųjų metų išvakarės. Saulės, galima sakyti, nebematome. Užšalo ežerai, miškas lyg pasidabruotas, pušys panašios į pudruotus ponaičius. Ryški gamtos ir žmogaus paralelė. Žmogui geriau, nes jis turi kur pasišildyti. Nuo 72 iki 100 eilutės aprašoma vilkų daroma žala. Kas vakarą vilkai smaugia pagirį kaimenę, prašoma šiaurio, kad šis prispaustų vilkus, nes ne tik gyvulis, bet ir po to žmonės jie mėsinėt pasidrasins. Nuo 101 iki 116 eilutės aprašomi girtuokliai įguliai ir būrai vagys. Barami girnikai, kad nelieka savo pareigų, nešaudo vilkų. Prikaištaujama, kad karalius davęs parako, kulkų skiria žemės. Būrai važiuoja vogti į mišką, eiguliams dovanoja kumpį, pripila gerklę, o tada būrai vagia, brakonieriauja. Nuo 117 iki 181 eilutės aprašoma scena, kurioje Pričkus kaltina būrus dėl jų tinginiavimo, sukčiavimo ir vagysčių. Pričkus kalba apie būrų ydas, tinkiai, įvaužiavo Voslenką, užsiema pašaliniais darbais, sukčiai, nes apgaudinėja girnikus. Yra prabilama apie kitataučius, nenuostabu, kad taip elgėsi kitataučiai, bet taip lietuvininkams daryti nedera. Ginti būrų stoja Inskys, jis neabejoja, kad kitataučiai ne ką geresni. Be to, sako, kad dar nebūdamas šaltyšiumi, pats Pričkus kytriai pasivogti mokėdavo. Laukia bausmė. Pričkus nustyla, nes Enskio argumentai svarūs. Nuo 182 iki 207 eilutės aprašomos Selmo mintys apie kitataučius ir vagystes. Selmas pradeda kalbą nuo tautinės savigarbos. Daug kas susibėgo pasižiūrėti Lietuvą. Svetimtaučiai lietuvis skirs, jie šia tinkamai elgsis.
Taip pat Selmas akcentuoja, kad nuodėmės yra nevienodo sunkumo. Ražo vagystė menkesnė nuodėmė nei rasto ar ąžuolo. Nuo 208 iki 299 eilutės Priškus kalba apie ugnį ir gaisrų pavojų. Priškus kalba apie ugnies naudą, pavojų. Gaisras – Dievo bausmė. Štai pernai Dočys užsidegė pypkę ir nuėjęs miegoti padegė Krizo namus, o šis dabar ubagauja. Vėliau duoda patarimų, kaip elgtis su ugnimi. Nuo 300 iki 378 eilutės yra kalbama apie Durako sukeltą gaisrą, Dočio teismą ir Dočio užtarimą. Dočys sukelia gaisrą, nes davė savo bernui Durakui šautuvą ir liepęs jam nušauti 12 varnų. Durakas taip šovė, kad uždegė daržinę, padegė kaimynų trobas. Dočys suimamas ir po kelių dienų įvyksta jo teismas. Prieš Dočį liudija daug burų, o Dočys teisinasi, sako, kad ponai burus taip nustekeno, kad šiems belieka valgyti žiurkes ir pelėdas. Vienas iš seniūnų Dočiui nepiktai priekaištauja, kad šis neklausęs, bet pritaria, kad iš tiesų būrą muša. Nors ir gėda varnieną valgyti, bet kągi daryti žmogui, juk reikia valgyti. Dočiui tarsi reiškima užuojautą, jis lyg ir nuskriaustasis, teisėjų sprendimo negirdėti. Nuo 379 iki 467 eilutės yra aprašomas vagmistro raginimas vykti į karaliaučių parduoti grūdus, aprašomas šykštusis viršininkas ir Pričkaus mirtis. Vagmistras ragina vykti į karaliaučių parduoti grūdus, po to kalba Lauras ir Pričkus. Laura sako, kad ponai skriaudžia vargšą žmogų. Pričkus jau netaip drąsiai kalba apie ponus. Laura ir Pričkus monologai nervingi, pesimistiški. Yra vaizduojamas šykštusis ponas, jo paveikslas hiperbolizuotas. Ponas toks šykštus, kad dėl vargšui duoto grašio negali miegoti 3 naktis, ryte verkia. Grįžus Pričkui, kuris buvo silpnos sveikatos, ponas pasigenda savo vieno šilingo, per naktį neužmiega, o ryte primuša Pričkų, kad šis po 3 dienų mirė. Nuo 468 iki 516 eilutės yra aprašoma scena, kur Selmas kalba, kad Dievas nubaus ponus už daromas skriaudas. Selmas pasako, kad pasaulio tvarką nulėmė Dievas, kuris ir suteikė teisę ponams viešpatauti, bet bara ponus ir jiems grasino dėl to, kad šie skriaudžia būrius. Be to, juk valdžia reikalinga tam, kad būtų nubausti blogi žmonės, o ponai baudžia gerus, kurie pelna duoną. Primenama, kad Dievas viską mato ir kiekvienam bus atlyginta už jo darbus. Užjaučiami skriaudžiamieji. Primenamas geraširdis ponas iš vasaros darbų. Selmas ragina liautis verkti, nes taip ateis ir bėda. Būrai nepajėgs dirbti ir iš jų bus atimti ūkiai. Nuo 517 iki 578 eilutės yra aprašomas būrų grįžimas į savo sodybas, o nuo 528 iki 541 eilutės įtartos Lauro mintys. Selmas ragina grįžti namo, nes ten laukia šeimina, ūkis. Lauras prabyla apie kolonistus, kurie niekina lietuvius, bet pamėgė lietuviškas rūkytas dešras, lašinius. Retoriškai klausimą, kokį tautaučiams prireikė Lietuvoje, nes šis susibastė Lietuvą niekint. Toliau kalba Selmas, sako, jog nesvarbu, kas ką valgo, svarbiausia minėti Dievą. Nuo 579 iki 682 eilutės yra aprašomas metų finalas. Poema baigiama Selmo mintimis, apmąstoma, kaip gyventa ir kyla klausimas, kaip gyventi. Minimas Dievas, juk jis globoja būrus, vadinamas tėtučiu. Paskutinėse poemos eilutėse kreipiamas į tėtutį, prašoma globoti būrus, kai jie vėl dirbs. Pagal šį moralinį vertinimą poemos veikėjai skirstomi į 2 pagrindinės grupės – teigiamus, vėžlybuosius ir neigiamus, nenaudėlius. Vėžlybėje. Tai yra darbštus, pamaldus, taupus ir kuklūs valstiečiai, vaikantys tradicijų. Pričkus, bene įdomiausias metų veikėjas. Jis yra kaimo seniūnas, tarpininkas tarp būrų ir ponų. Jis nuolatos patarinėja, kalba už bendruomenę, pasisako už žmonių lygybę ir moralę. Jis yra aktyvus, socialus ir rūpestingas kaimo lyderis. Krizas, turtingas būras. Jis pasiekė savo gerovę ne gobšumu, bet darbštumu, nagingumu, sumanumu, taupumu. Jis yra pavyzdingas šeimininkas ir be galo vaišingas.
Krizo paveikslas rodo, kaip anot Donelaičio turėtų elgtis doras, moralus ir išmintingas žmogus. Lauras - išmintingas, vyresnis valstietis, dažnai moralizuojantis, mąstantis apie gyvenimo prasmę ir teisingumą. Jis atspindi senolių išmintį ir pamaldumą. Grita ir Laurienė - pavyzdingos gaspadinės, atspindinčios moterų darbštumą namų ruošoje, verpime ir šeimos priežiūroje. Nenaudėliai - tai yra tie, kurie pažeidžia gamtos ir moralės tvarką. Tinginiai, girduokliai, išvaidūnai. Slunkius - ryškiausias nenaudėlis. Jis didžiuojasi savo tinginystę, kalba apie lėtą darbą, niekur neskuba, tik guli prie šilto pečiaus. Jis yra krizio, darbštumo įsikūnijimo priešingybė. Pelėda - neturtingas, tingus ir nešvarus žmogus. Slunkiaus draugas, gyvenantis netvarkoje. Paučiūnas ir Dočys - alkoholizmo ir amoralumo pavyzdžiai. Paučiūnas pragėrė pinigus, skirtus naujam dalgiui pirkti, ir grįžo tik po kelių savaičių. Dočys pasigėręs išvėjo jį gydžias kaimynas. Kiti veikėjai - ponai, moralai, supuvę, gobšūs išlepę. Donelaitis juos kritikuoja, nes jie, turėdami valdžią, skriaudžia baudžiauninkus, jie yra dideli moralės pažeidėjai. Kitataučiai - vokiečiai, prancūzai. Bokinantis lietuvis, menkinantis jų papročius, plintančios mados nešiotojai. Tema - 4 metų laikų ritmas ir per jį atskleidžiamas 18 amžiaus lietuvininkų kaimo gyvenimas Mažojoje Lietuvoje. Pagrindinė mintis - doro, darbštaus ir pamaldaus lietuvių būro gyvenimas yra garbingiausias ir teisingiausias, atitinkantis gamtos ir Dievo tvarką. Šis gyvenimo būdas, susijęs su 4 metų laikų ciklu, yra priešingas tingumui, girtuokliavimui ir išlepusiam ponų gyvenimui. Problematika. Kiek žmogaus laimė ir gerovė priklauso nuo vidinės darnos ir gebėjimo gyventi pagal gamtos ritmą ir dėsnius. Kuo remiasi tikrasis žmogiškumas ir dorumas ir kaip jo netenkama nutautėjant. Kaip asmens moralė atsispindi jo santykėje su darbu, gamta ir bendruomenė. Veiksmas vyksta Mažojoje Lietuvoje, Tolminkiemyje. Tai kaimas, kur yra namai, uždara vieta, bet kartu aplinkui gamta, miškai ir laukai, atvira erdvė. Laikas čia sukasi ratu, viskas kartojasi. Tai yra amžinas 4 metų laikų ciklas, kuris diktuoja, ką mes turime dirbti ir kaip gyvename. Donelaitis naudoja ryškias meninės priemonės - personifikacijas. Jau saulelė vėl atkopdama būdinos vietą ir žiemos šaltus prūsus pargraudama juokės. Epitetus - margas saulėlės madaravo. Palyginimus - lyg kaip sapnas koks, kurį miegodami mato. Metaforos - žemė su visais pašaliais įmūrusi verkia, kad mūsų ratai jos išplautą nugarą drasko. Čia kalbama apie derliaus nuėmimą. Kūrinio pagrindinės vertybės yra darbas, dorovė, teisingumas, gamtos ir žmogaus harmonija, bendruomeniškumas, tėvynės meilė, tikėjimas, pagarba tradicijoms, atsakomybė, sąžiningumas. Kristijonas Donelaitis paliko mums ne tik literatūros šedevrą, bet ir gyvą senosios lietuvių kultūros paminklą, kuris aktualus iki šių dienų. Donelaičio kalba buvo laikoma senoviška ne savo laikmečiai. Dėl to šiandien metai atrodo tarsi senosios lietuvių kalbos paminklas. Tai didelė vertybė kalbos istorijos kontekste. 1992 metais buvo įsteigta Kristijono Donelaičio bendrija. Šios bendrijos pagrindinis tikslas yra puoselėti ir saugoti Kristijono Donelaičio atminimą, įamžinti jo amžininkų ir kūrybos puoselėtojų gyvenamas vietas, taip pat rūpintis Donelaičio memorialinio muziejaus Tolminkiemyje ir jo gimtinės sostinėlėse išlikimu. Metai moko ne tik apie darbą, juose randama pamokymų apie tikėjimą, dėkingumą, kuklumą, darbštumą, taupumą,
neišrankumą maistui, pagarbą, bendruomiškumą. Jei galėtume persikelti į metų pasaulį, kurio meto laiko gyvenimą norėtume patirti ir kodėl? Kaip manote, ar Donelaičio valstiečio gyvenimas pilnas darbo ir papročių šiandien būtų laimingesnis ar vargingesnis nei šiuolaikinio žmogaus gyvenimas? Kaip metai gali padėti suprasti santykį tarp darbo, poilsio ir vidinės laimės? Apibendrinant galima teigti, kad Kristijono Donelaičio kūrinys Metai yra ne tik pirmasis reikšmingas lietuvių grožinės literatūros kūrinys, bet ir išsamus to meto mažosios Lietuvos kaimo gyvenimo atspindys. Poemoje vaizduojami 4 metų laikai - pavasaris, vasara, ruduo ir žiema. Simbolizuoja gamtos ir žmogaus gyvenimo ciklą. Kasdienio valstiečio darbai, papročiai bei moralinės vertybės atskleidžia laikmečio sudėtingą socialinę, kultūrinę ir religinę aplinką, kurioje lietuviškumui grėsė nutautėjimo pavojus. Šis kūrinys įkūnija apšvietos ir pietizmo idėjas, didingai iškeliant paprastą, bet dorą būro gyvenimą, prieš išlepusio ir moraliai supuvusią dvaro gyvenimą. Donelaičio kūryba pabrėžia dorą, darbštumą, pamaldumą, bendruomeniškumą ir santykį su gamta, kuri yra Dievo tvarkos pavyzdys. Tuo pat metu autorius kritiškai vertina tingumą, girtuokliavimą bei nutautėjimą. Jie asmeninta nenaudėlių ir svetimšalių personažuose. Tuo pat metu autorius kritiškai vertina tingumą, girtuokliavimą bei nutautėjimą. Jie asmeninta nenaudėlių ir svetimšalių personažuose. Metai ne tik išsaugo senovinę lietuvių kalbą, kuri buvo archaiška net Donelaičio laikmečiu, bet ir perduoda amžinas vertybės, kurios išlieka aktualios ir šiandien - atsakomybę, sąžiningumą, pagarbą tradicijoms bei tėvynei. Kūrinys mus moko, kad tikėjimas, dėkingumas, kuklumas, darbštumas, taupumas ir tvarkos palaikymas yra kelias į orų ir laimingą gyvenimą. 1992 metais įsteigta Kristijono Donelaičio bendrija liudija, kaip svarbu saugoti jo atminimą ir puoselėti jo palikimą. Kristijonas Donelaitis įrodė, kad net ir paprasto valstiečio gyvenimas, aprašytas didinga forma hegzametru, yra vertas epo, tinkančio pačiai seniausiai graikų tradicijai. Jis padėjo lietuvių grožinei literatūrai atsistoti ant tvirtų pamatų. Kaip yra pasakęs Aristotelis, žmogus iš prigimties yra skirtas bendruomeniai. Šis principas aiškiai matomas ir Donelaičio kūryboje, kur bendruomeniškumas, moralė ir darbas yra žmogus gyvenimo esmė, o nukrypimas nuo šio kelio veda į nuosmukį ir nelaimę. Kūrinio pagrindinės vertybės yra darbas, dorovė, teisingumas, gamtos ir žmogaus harmonija, bendruomeniškumas, tėvynės meilė, tikėjimas, pagarba tradicijoms, atsakomybė, sąžiningumas. Kristijonas Donelaitis paliko mums ne tik literatūros šedevrą, bet ir gyvą senosios lietuvių kultūros paminklą, kuris aktualus iki šių dienų. Donelaičio kalba buvo laikoma senoviška ne savo laikmečiai. Dėl to šiandien metai atrodo tarsi senosios lietuvių kalbos paminklas. Tai didelė vertybė kalbos istorijos kontekste. 1992 metais buvo įsteigta Kristijono Donelaičio bendrija. Šios bendrijos pagrindinis tikslas yra puoselėti ir saugoti Kristijono Donelaičio atminimą, įamžinti jo amžininkų ir kūrybos puoselėtojų gyvenamas vietas, taip pat rūpintis Donelaičio memorialinio muziejaus Tolminkiemyje ir jo gimtinės Lazdynėliuose išlikimu. Metai moko ne tik apie darbą, juose randama pamokymų apie tikėjimą, dėkingumą, kuklumą, darbštumą, taupumą, neišrankumą maistui, pagarbą, bendruomiškumą. Jei galėtume persikelti į metų pasaulį, kurio meto laiko gyvenimą norėtume patirti ir kodėl? Kaip manote, ar Donelaičio valstiečio gyvenimas pilnas darbo ir papročių šiandien būtų laimingesnis ar vargingesnis nei šiuolaikinio žmogaus gyvenimas? Kaip metai gali padėti suprasti santykį tarp darbo, poilsio ir vidinės laimės? Apibendrinant galima teigti, kad Kristijono Donelaičio kūrinys Metai yra ne tik pirmasis reikšmingas lietuvių grožinės literatūros kūrinys,
bet ir išsamus to meto mažosios Lietuvos kaimo gyvenimo atspindys. Poemoje vaizduojami 4 metų laikai – pavasaris, vasara, ruduo ir žiema. Simbolizuoja gamtos ir žmogaus gyvenimo ciklą. Kasdienio valstiečio darbai, papročiai bei moralinės vertybės atskleidžia laikmečio sudėtingą socialinę, kultūrinę ir religinę aplinką, kurioje lietuviškumui grėsė nutautėjimo pavojus. Šis kūrinys įkūnija apšvietos ir pietizmo idėjas, didingai iškeliant paprastą, bet doro būro gyvenimą, prieš išlepusio ir moraliai supuvusio dvaro gyvenimą. Donelaičio kūryba pabrėžia dorą, darbštumą, pamaldumą, bendruomeniškumą ir santykį su gamta, kuri yra Dievo tvarkos pavyzdys. Tuo pat metu autorius kritiškai vertina tingumą, girtuokliavimą bei nutautėjimą. Jie asmeninta nenaudėlių ir svetimšalių personažuose. Tuo pat metu autorius kritiškai vertina tingumą, girtuokliavimą bei nutautėjimą. Jie asmeninta nenaudėlių ir svetimšalių personažuose. Metai ne tik išsaugo senovinę lietuvių kalbą, kuri buvo archaiška net Donelaičio laikmečiu, bet ir perduoda amžinas vertybės, kurios išlieka aktualios ir šiandien – atsakomybę, sąžiningumą, pagarbą tradicijoms bei tėvynei. Kūrinys mus moko, kad tikėjimas, dėkingumas, kuklumas, darbštumas, taupumas ir tvarkos palaikymas yra kelias į orų ir laimingą gyvenimą. 1992 metais įsteigta Kristijono Donelaičio bendrija liudija, kaip svarbu saugoti jo atminimą ir puoselėti jo palikimą. Kristijonas Donelaitis įrodė, kad net ir paprasto valstiečio gyvenimas, aprašytas didinga forma hegzametru, yra vertas epo, tinkančio pačiai seniausiai graikų tradicijai. Jis padėjo lietuvių grožinei literatūrai atsistoti ant tvirtų pamatų. Kaip yra pasakęs Aristotelis, žmogus iš prigimties yra skirtas bendruomeniai. Šis principas aiškiai matomas ir Donelaičio kūryboje, kur bendruomeniškumas, moralė ir darbas yra žmogus gyvenimo esmė, o nukrypimas nuo šio kelio veda į nuosmukį ir nelaimę.